Tai sveiki visi, kurie skyrėt šį laiką savo ir mums, ir informacijai, kurią gausit. Ir noriu pristatyti mūsų nutriciologę Liną Pakalniškienę, kuri, kiek žinau, iš tikrųjų visą gyvenimą skyrė sveikatai, domisi, gilinasi ir iš tikrųjų jai labai svarbu, kad ne tai, kad kažkokį vieną simptomą įveikti, bet kad žmogus būtų sveikas kaip visuma. Tai perdodu eterį Linai ir laukiame jos pasidalinimo. Aš tikrai domiuosi daugiau savo veikloje, taikau tokį holistinį metodą, ne, dėl to, kad mūsų kūnas tai nėra atskirų dalelių rinkinys, tai yra vientisa, ar ne, ir kuomet pas mus yra kažkokie tai negalavimai, sutrikimai, mums labai svarbu, kad mes visą tai koreguotumėm, atstatinėtumėm vienovėje. Ir kaipgi tai padaryti? Ir iš tikrųjų, aš savo veikloje, kadangi ir esu ir kompanijos Yes Global partneriai, ir jie tapau ne šiaip savo, o dėl to, kad pamačiau, jog šie produktai, kuriuos ši kompanija turi, yra išties ypatingi, unikalūs ir labai labai veiksmingi. Ir šiandieną aš tiesiog pristatysiu, daugiau papasakosiu, kuogi jie yra tie mūsų produktai tokie unikalūs ir ypatingi. Ir kodėl juos aš rekomenduoju, netgi savo programose aš rekomenduoju kaip pagrindą šitos produktus ir matau labai labai gerus atsiliepimus. Tai pirmiausia, mūsų kompanijas Global jau yra daugiau 2 metai virš rinkoje ir jinai tai yra Malaizijos kompanija, kuri gamina šios produktus ir iš tikrųjų aš matau, kokią širdį čia įdeda. Ir, ir jie surinko, įdėjo prie šitų produktų kūrimo visus pagrindinius veiksmingus ingredientus, kurie dera tarpusavyje. Ir žinot, pasakysiu taip, kad rinkoje yra daug produktų, kurie, vat, išskirtinai, sakykime, yra sudėtyse įdėtos kokios 4, 5, 6 sudėtis ar ne, veikliųjų medžiagų. Tai dažniausiai būna kapsulės, tabletės. Ir tai nėra blogai, viskas tai yra gerai, bet klausimas yra, koks yra efektyvumas ir įsisavinamumas tam tikrų produktų, ar ne, nes vieni yra sintetinių pagrindų, kiti pusiau sintetinių, tai reiškia, mūsų kepenims reikia ilgesnio laiko apdirbti, kad konvertuoti ir kad organizmas geriau pasisavintų tuos produktus, kurios yra toje kapsulėje. Ir dažnai žmogus pagal savo amžių, pagal organizmo būklę labai sunkiai absorbuoja šitus dalykus. Ir vat būtent šitos kompanijos kūrėjai, šio produkto kūrėjai būtent ir atsižvelgia į tai ir sukūrė augalų ekstraktus, kurie yra lengvai įsisavinami žmogaus organizmui. Tai pirmiausia, jie yra miltelių pavidale. Jie yra augalų ekstraktai, jie yra labai skanus, jie neturi jokio pridėtinio cukraus, jokių pridėtinių rišamųjų medžiagų ir tas labai labai yra labai svarbu. Ir visą tai mes perėmė po liežuviu. Ir tie visi ekstraktai, jie labai greitai pasisavina, jie tiesiog vykia per kraują ir patenka į mūsų organizmą. Tai reiškia, kad virškinamajam trakte nevyksta tas stiprus darbas, ar ne, ir mes labai greitai gauname tą efektą. Kodėl, tarkim, čia yra pas mus produktų linija, tai yra kolongardas, yra skirtas žarnyno atstatymui, regeneracijai, valymui, aišku, jeigu yra plonųjų storų žarnų užterštumas, tai yra kepenų detoksikacijos susilpnėjimas ir visi kiti procesai, taip kaip yra vidurių užkietėjimas, paleidimas ir visi kiti dalykai, dėl ko yra sutrikimai, ar ne? Tai čia yra skirtas kolongardas. Dar kitas produktas tai bus Sunrise'as ir Sunset'as, tai yra auksinės trikampis, kurie yra skirti
taip pat sistematiškai atstatinėti mūsų organizmą per nervų sistemą ir per regeneracinius procesus. Tai dabar aš kalbu apie pirmąjį produktą, apie Kolongardą, kuris būtent skirtas organizmo valymui, mūsų virškinamojo trakto valymui. Ir neaišku, tvarkant žarnyną, tvarkosi ir mūsų limfinė sistema. Dėl to, kad nuo limfinės sistemos, ypač vyresnėme amžiuje, priklauso labai daug kas. Dėl to, kad kada susilpnėja diafragminis kvėpavimas, tada sustoja ir susilpnėja limfinės sistemos veikla. Tai labai svarbu jau virš 50 metų amžiaus stengtis kvėpuoti, stengtis labiau kreipti dėmesį į diafragminį kvėpavimą. Ir tai padėti savo limfiniai sistemai veikti tinkamai, ar ne? Ir kada mes vartojame Kolongardą, kuris būtent tvarko šitus procesus, jisai ir veikia geriau. Aišku, ir mytybą reikia reguliuotis. Tai jis unikalus tuo, kad čia yra ir gerosios bakterijos, kurios veikia tiesiogiai ir mūsų neurosistemą. Tai yra inulinas, linų sėmenys, tai yra žinomi produktai, ar ne, kur nuo senų senovės linų sėmenys tai yra mūsų gleivinės apsauga. Akai uogos, psilium, lobelė, tai kaip žarnyno šluota, ar ne, antioksidantai, pieno erškėčio ekstraktas, tai yra kepenų detoksikacijos procesas, burokėlių šaknų miltelė, lavijo ekstraktas, fitins, tai yra, kur gali padėti mažinti svorį, gali padėti papildyti organizmą tiesiog gerosiom medžiagom, tai yra antioksidantai, vitaminai. Ir žodžiu, kada vartojame šitą produktą, dauguma pasako, kad mažėja kūno apimtis, mažėja kūno svoris. Tai vat, čia yra medžiagos, kurios veikia viena kitą sinergiškai ir mes jaučiamės geriau. Tai va, tai žodžiu, tai yra unikalus produktas už tai, kad čia yra daug sudedamųjų dalių, apie 14 sudedamųjų dalių ir tikrai nemačiau dar tokių produktų, kurie būtent tokioj sudėtyje labai žinomoje, labai paprastoje, bet kadangi tai yra augalų ekstraktai, jų kiekis yra taip surinktas, kad jisai veiktų mūsų organizmą, atpalaiduotų ir aišku kartu ir nervų sistemą. Ir kada atsipalaiduoja mūsų nervų sistema, mes gauname ir gerųjų bakterijų, ar ne, prasivalo mūsų plonasis storasis žarnynas. Ir didžioji problema yra iš tikrųjų pas daugumą, kad aš darau tyrimus, diagnostikas, matau, kad tai yra kepenų ir tulžies sąstovis, ar ne, kada yra tulžies sąstovis, tada blogai veikia visa sistema, jinai veikia visus organus. Ir tada blogiau įsisavina maistinės medžiagos, nes fermentai, kaip nesuvirškinami, tai baltymai, riebalai, angliavandeniai, tai va, tai žodžiu, čia yra pagalba. Tai, kaip sakau, šitie produktai yra skirti tam, kad kad organizmas pats pradėtų atsistatinėti, regeneruotis, ar ne, kad jam nereikėtų pastoviai duoti vis kažkokių tai medžiagų, bet kad jisai natūraliai pats atsistatinėtų ir aišku, karts nuo karto papildant ir tinkamai gyvenseną reguliuojant ir mytybą, žodžiu, viskas labai gražiai išsilygina. Tai va, tai žodžiu, nuostabusis produktas Kolongardas, toliau turime ląstelių mūsų regeneraciją, atstatymą. Tai yra Sunrise'as, kuris yra ypatingas produktas. Jisai apsaugo mūsų ląsteles nuo irimo, padidina energiją, gerina kraujotaką, gerina atmintį. Aišku, natūraliai gražėjame iš vidaus, gražėjame iš išorės. Jisai labai unikalus produktas, jisai padeda pareguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir rašo, kad mažina cholesterolį. Tai žinot, kada naudojame visą
trijulę, visą produktų liniją, mes galime sumažinti ir cholesterolį, ir pamažinti, nes šiai dienai labai daug žmonių turi insulino tą rezistentiškumą, tą tokią prediabetinę būseną, kada jau yra pernelyg didelis cukraus kiekis kraujyje, yra patiriamas, sakykime, stresas, tiesiog dauguma su tuo susiduria. Ir čia yra labai svarbu, kad toksai produktas kaip Sunrise'as, jisai padeda atsistatinėti dėl to, kad čia įeina augalų kamienės ląstelės. Tai yra labai ypatingas produktas. Tai yra augalų kamienės ląstelės, jos padeda regeneruotis ir veikia žmogaus kamienės ląstelės. Ar ne? Dėl to, kad jis ilgina tos telomerus, ne mūsų ilgamžiškumą ir įtakoja visus procesus mūsų organizme, tiesiog visus procesus organizme. Ir įeina, aš kaip sakiau, kad augalų kamienės ląstelės, tai yra Malus domestika augalas, medis, obelis, kuri auga Šveicarijos Alpėse ir nukritusi nuo medžio obuoliai, jie nesensta apie pusę metų. Tai vat mokslininkai įdėjo šį ekstraktą būtent į mūsų produktą. Ir jisai dabar atlieka tą jauninamąjį poveikį mūsų ląstelėms. Na ir čia yra daug kitų medžiagų, kaip nikotinamino mononukleotidas, įeina ląstelių autofagiją skatinantis procesus, spermidinas, tai yra, žodžiu, senėjimą stabdančios medžiagos. Tai įsivaizduokit, kad tikrai, jeigu jūs ilgalaikiam procese naudosite šitokius produktus, jūs tikrai ženkliai atjaunėsite, pajusite daugiau jėgos, energijos, na, tiesiog atsistato visas organizmo gyvybingumas. Tai, kad šiandieną ligos jaunėja, jau 35 metų moteris patiria menopauzės net procesus, dauguma iš tikrųjų gyvena greitų tempu, valgo nepakankamai pilnavertį maistą, per mažai miega, blogai miega, žodžiu, ir visa tai prisideda prie mūsų ląstelių senėjimo. Tai būtent Sunrise'as jis padeda mūsų ląstelėm atsistatyti. Tai va, ir čia įeina ir tos medžiagos, kuris padeda skydliaukei esant hipofunkcijai, tiesiog net gal dabar nevardinsiu tiek giliai ar ne, bet aš noriu, kad jūs suprastumėt pačią esmę, kodėl svarbu šiai dienai, kodėl mes reprezentuojam šitą produktą, kodėl jisai yra iš tikrųjų gavęs labai daug apdovanojimų, o todėl, kad žmonės gauna rezultatus, gauna pagal tai, kokios čia yra sudėtos sudėtis ir kaip jos energiškai veikia į mūsų organizmą. Na ir dar vienas produktas, apie kurį aš galiu turbūt kalbėti irgi labai ilgai ir labai daug. Ir šiandieną vis labiau ir labiau susiduriu su ta tokia situacija, kad žmonėms vis daugiau ir daugiau reikia šitokio produkto, nes tiek jaunas žmogus, kuris mokosi mokykloj, kuris ruošiasi, sakykime, jau atsakingesniam etapui, jie patiria didelį stresą už tai, kad turi didžiulį tempą ir būna, kad jauni žmonės susiduria su nemiga, su dirglumu, su sunkumu susikaupti. Tai šitas produktas tinka ir tokiem jauniem žmonėm nuo paauglystės, bent jau po pusę tabletėlės. Šitas produktas beje yra tabletėlių pavidale. Jisai yra supresuotas, jį galima padalinti labai gražiai ir jis turi efektą net nuo ketvirtadalio. Įsivaizduokit, jisai veikia net nuo ketvirtadalio. Ir aš tikrai nemačiau dar tokių produktų, kurie šitaip galėtų gerai veikti. Tai, kaip ir sakau, mūsų šiandieninė tokia situacija, ne, tai kad žmonėm reikia
tvarkyti nervų sistemą, ją raminti, dėl to, kad daug yra pasąmoninių dalykų, baimių, nerimo, kuriuos mes atrodo, kad neturim, bet iš tikrųjų tai glūdi mūsų pasąmoniai ir tai įtakoja tada mūsų pojūčius kūne. Kūnas būna įsitempęs, kaklas, fascijos, kurios yra mūsų kūne kaip tinklelis ar ne. Ir jeigu pabandytumėt paspaudyti savo blauzdas, tarkim, per vidurį ar ne, savo šlaunis ar ne, tai pabandykit pajausti, ar jūsų kūnas iš tikrųjų yra atsipalaidavęs, ar jis yra įsitempęs. Ir save reikia mylėti iš tikrųjų. Ir mylėti mes galime atsipalaidavę, ar ne? Tai reiškia, kad švelniai liesti savo kūną, nedaužyti, neminkyti jį, kaip dauguma mėgsta, kada turi įtampą, ar ne? Tai vat, save tiesiog glostyti, švelnumą duoti savo. Ir kartu prijungiame sunsetą, kuris taip pat duoda tą švelnumą, tą atsistatymą mūsų neurosistemai, nes jis veikia per vegetacinę nervų sistemą, ar ne? Jis veikia tas klajoklinis nervas, kuris yra, vat, kaip aš ir kalbėjau anksčiau, ne, jis veikia į mūsų visus pagrindinius organus ir tada tie organai mūsų irgi būna įsitempę. Tai sunsetas padeda atpalaiduoti ir čia įeina šafrano ekstraktas, kur ypatingas ekstraktas, aš labai mėgstu ir vieną šį augalą kaip arbatą gerti ir labai labai rekomenduoju, jeigu randate, galite nusipirkti, būtinai naudokite. Taip pat čia eina valerijono šaknų ekstraktas, ramunėlės, levandos, pasiflora. Pasiflora iš viso įeina į visus mūsų produktus ir turi unikalų efektą. Tai yra kaip antioksidantas stiprus. Žinote, kad pasiflora tai yra ir skonio receptorius pamalonina ir daug kur naudojama ir maisto gamyboje. Tai va, tai žodžiu, naudojant šitą produktą palengvėja, reguliuojasi hormoninė sistema, tai yra, tarkim, moteris susiduria su PMS simptomais ar ne, arba premenopauzinis laikotarpis tiesiog pagerina smegenų veiklą, gerina virškinimą, net padeda valdyti svorį, kada yra emocinis valgymas. Žodžiu, atlieka labai daug naudų turi, ne? Tai šafranas, jis atlieka ir turi daug ir vitaminų. Žodžiu, galiu pasakyti, aš pati geriu kartais kavą, ne, tai geriu su šafranu. Ir bet toks receptas, jei galite pasidaryti šafrano, ar ne, arbatėlę ir kavos. Ir kada geriate tai kartu. Ir taip nesukils jums kortizolis, jūs išlaikysite tą energiją ilgiau ir jinai nešakinės aukštyn žemyn. Tai vat čia jeigu toksai nukrypimas, bet tai veikia ir kodėlgi mūsų nervų sistemai nepadėti, ar ne? Tai va, tai čia eina levandų ekstraktas, žižiubė ekstraktas, čia yra daug kalcio, fosforo, geležies, antioksidantų, vitaminai C, A. Tai va, žodžiu, labai svarbu, kad tie vitaminai, kuriuos mes gautume, ar ne, kodėl, vat, pradžioj labai svarbu galbūt net pradėti nuraminti nervų sistemą, panaudoti, jeigu labai tenta, kokias 3 dienas sunsetą, paskui prijungti kolongardą, arba galima ir kartu, čia jau vėl priklauso nuo kiekvieno žmogaus, patvarkyti, šiek tiek leisti, kad atsipalaiduotų virškinimo sistema ir vėliau tada jau jungti sunrise. Tai va, ir tokiu būdu mes galim atstatyti, regeneruoti organizmą. Na ir čia trumpai dar paminėsiu, kad mes turime taip pat ir hormoninės sistemos stiprinimą moterims, tai yra Alpha Max V+, produktas, kuris irgi yra unikalus. Ir dauguma moterų džiaugiasi, ypač tos, kurios jau sulaukė premenopauzinio laikotarpio,
kur padeda išvengti tų visų negalavimų, nuraminti nervų sistemą, atstatyti net ir tą ir seksualinę funkciją, kaip sakau, atstatyti savo gyvybingumą, ne? Tai čia galime tikrai naudoti šitą produktą, aišku, ne visiems rekomenduojama, jeigu atsargiai naudoti, jeigu yra miomos, naudoti mažiau, rečiau ir stebėti. Vis, tiesiog reikia pasikonsultuoti, ar ne, bet visumoje tai atstato hormonų pusiausvyrą, gerina medžiagų apykaitą, nes svoris tokiame laikotarpyje jau skyla, ar ne, dėl įvairių sutrikimų, gali būti ir skydliaukė, gali būti ir daug kitų dalykų. Tai įtraukiant kryptingai šitą produktą, galime labai labai gerai savo padėti. Tai yra visiškai natūralus produktas ir jis turi netgi prieš vėžinį poveikį organizmui mūsų. Tai va, tai ir čia taip pat dar yra ir spanguolių ekstraktas, ciberžolės ekstraktas, damiano ekstraktas, žodžiu, visi tie ingredientai, kurie reikalingi mūsų visos sistemos atstatymui. Taip pat yra gerosios bakterijos, kurios reikalingos mūsų makšties mikroflorai, ne, tai yra, kad taip pat ir nebūtų įvairių šlapimo sistemos uždegimų. Tai va, tai čia yra visi tie ingredientai, kurie būtent padeda su tuo tvarkytis. Na ir aš žiūriu, kad pas mane čia yra daug skaidrių, ne? Tai aš gal šiandieną neįsiplėsiu, aš tiesiog pasakysiu, kad pas mus yra taip pat produktas vyrams, tai yra Alprime, kuris yra skirtas vyrų hormoninės sistemos reguliavimui, tai yra testosterono gerinimui, nes šiandieną dauguma vyrų tikrai kada maitinasi neteisingai, gyvena neteisingai, geria daug alaus, mažai juda, guli prie televizoriaus ekrano, nesportuoja, turi tą atsikišusi pilvuką ir kuris rodo, kad jau žemėja testosterono lygmuo. Tai čia labai svarbu atstatyti jį, pereiti prie sveikos gyvensenos, tai yra taip pat ir naudoti visą trikampį ir paskui naudoti Alpha Max V. Tai tokiam derinyje galima labai labai gerai sustiprinti ir atstatyti visą tą vyriškumą ir taip pat labai tinkamas esant prostatos įvairiems sutrikimam. Tai jau jeigu pajuntama, šitie procesai tikrai rekomenduojama kryptingai naudoti ne vieną, ne du ir daugiau ir tikrai yra pastebimi labai labai geri atsiliepimai. Ir taip pat turime Flex produktą, tai apie kurį irgi labai mėgstu kalbėti, jisai turi jau užsirekomendavęs ir daugumos iš mūsų klientų ir turi labai didžiulį poveikį į sąnarių sistemą, bet pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad pirmiausia tvarkome žarnyno, virškinamojo sistemos veiklą ir šalia, aišku, tada prijungiame Flex, nes nuo to priklauso ir mūsų sąnarių lankstumas. Nes dažnai įvairios bakterijos kaupiasi tarp sąnariniuose tarpuose ir sukelia tuos uždegiminius procesus, aišku, ir dar kiti dalykai, bet vat Jotflex jisai turi MKR tokią formulę, kuri išgaunama iš kiaušinio lobelės, ta balta tokia lobelė, ne? Ir jinai turi ypatingą poveikį mūsų organizmui, turi ypatingą gydomą galią ir čia įdėta būtent jinai ši medžiaga, jinai yra labai brangi ir dėka jos irgi čia gaunamas yra labai labai geras efektas. Tai mažina uždegiminius procesus mūsų organizme, aišku, ir prisideda prie mūsų ir net ir grožio.
Tai va, tai turime išskirtinę liniją, taip pat turime Probio C produktą, kuris yra irgi unikalus. Jisai tinkamas tiek suaugusiems, tiek mažiems vaikams. Ten įeina probiotikų, 15 probiotinių štamų, bifidų ir laktobakterijų. Įeina vitaminas C, cinkas, pasiflora, medaus ekstraktas, žodžiu, labai skanus, labai mėgstami visų. Ir jeigu jūs kankina, užpuolė virusiukas ar kažkokie tai jaučiate, kad kažkas jau jūs bando imuninė sistema jau silpsta, būtinai rekomenduojama panaudoti Probio C. Na ir turbūt šiandieną, ką aš noriu pasakyti, kad viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, viskas priklauso nuo mūsų gyvensenos, nuo mūsų gebėjimo mąstyti ramiau, plačiau, padaryti pauzes, nedaryti skubotų išvadų, nes mažiau nervuotis, daugiau būti gamtoj, daugiau atsipalaiduoti, daugiau pozityvo, daugiau džiaugsmo. Ir tikrai organizmas mūsų tai jaučia. Ir kviečiu tiesiog visus gyventi tuo sveikatos ritmu, ne? Ir netiduoti atsakomybės vien tik tai tokiem geriem produktam, nors tai yra labai didelė pagalba. Padėkime patys, mes turim jiem padėti, kad jie padėtų mums. Tai šiandien tiek. Kviečiame trečiadienį į Kauno ofisą, kuriame apie mūsų produktus ir įvairias sveikatinimo galimybės dalinsis profesorius Šalčius. O dar kitą trečiadienį aš kalbėsiu apie cholesterolį ir cukrų. Tai kviečiu visus pasidalinti taip pat, kviesti savo draugus, pažįstamus. Jau dabar atėjo pavasaris, visi nori būti gražus ir sveiki ir liekni, taip kad mes visi galime padėti. Tai ačiū Jums uždėmesį ir jeigu turite klausimų, galite trumpai užduoti.